Viskas vyksta pagal grafiką. 25 metų pirmam ketvirtyje turėtumėm startuoti su nauja treniruočių baze. Tai pagal grafiką tas terminas ir numatomas. Mes suteiksim maksimaliai geras galimybės, kurias tiesą sakant ir dabar neblogas turim. Širvintų miestas mus tikrai labai gerai priima. Vienintelis pagrindinis trūkumas yra atstumas, ypatingai žiemos laikotarpiu. Tai užima šiek tiek laiko. O šita mūsų nauja treniruočių bazė išsprendžia begalę dalykų. Tai yra krepšininkai gyvena tame pačiame mieste, treniruojasi tame pačiame mieste. Trenerių kabinetai yra toj pačioj mūsų treniruočių bazėje. Tas pats gymas, recovery, visi kabinetai, masažiniai stalai, viskas yra vienoje vietoje, kur kas operatyviau klubas gali darbuotis. Žiūrovų maksimaliai galima bus talpinti 1500 ir šita salė atitiks LKL reikalavimus. Tai esant tam tikrioms galimybėms mes galėsim žaisti net ir LKL mačus šitoj salėje. Šitos salės funkcija yra ne vien tik tai būti treniruočių baze mūsų krepšininkams. Šią salę mes pasiūlysim visai Vilniaus visuomeniai. Tai yra, mes turėsim 2 treniruočių aikšteles, kurias siūlysim Vilniaus miesto gyventojams, jaunimui, sporto mokykloms, įvairioms krepšinio. Bandysim jaunimą integruoti į sporto gyvenimą. Salė atsidaro pirmam ketvirtį 25 metų, tai visko gali būti, kad pavasarinis vienas iš mačų, kaip atidarimasis mačas, gali vykti ir šitoje arenoje. Prenumeruok Wolves kanalą ir visus video žiūrėsi pirmas.